NARAS yra gyvūnų globos ir kontrolės tarnyba, besirūpinanti beglobiais gyvūnais, pasimetusiais gyvūnais ar dėl kitų priežasčių šeimininkų netekusiais augintiniais. Gyvūnus laikome gyvūnų globos namuose. Turime šiuo metu virš 100 šunų, keliasdešimt kačių, katės ir šunys gyvena atskirai, šunys gyvena Kauno rajone, gana nemažuose gyvūnų globos namuose. Pritaikytos sąlygos, palyginus komfortiškos, gyvena šiltai, aišku, ne po vieną, po kelis narveliuose, tačiau gauna ir maisto, ir šilumos, ir visko, ko jiems reikia. Katės taip pat gyvena narveliuose specialiuose, prižiūrimos yra savanorių, taip pat darbuotojų, irgi aprūpinamos maistu, šilumą, veterinarinės paslaugas, žodžiu, pilnos paslaugos. Dalis pajamų yra skiriama savivaldybės, tačiau gyvūnai už tuos pinigėlius galėtų gyventi globos namuose tik tais 2 savaitės. Po to turėtų jiems būti taikoma eutanazija. Bet kadangi bendradarbiavame su gyvūnų globėjų asociacija, taigi gyvūnus galima laikyti tiek, kiek reikia, tai yra tol, kol suranda naujus namus. Tai tie pinigėliai, sakau, dalis iš paramos savivaldybės skirtų pinigėlių, kiti pinigai yra iš žmonių, kuriems rūpi beglobiai gyvūnai, kurie nori prisidėti prie pagalbos jiems. Tai yra aukos įvairios tiek pinigais, tiek parama daiktais. Savanorių tapti yra nesudėtinga. Pirmas reikalavimas yra, kad žmogui būtų 16 metų, nors turime jaunesnių savanorių. Jeigu matome, kad žmogus yra atsakingas, tai nusprendžiame jį priimti. Kaipgi įsilieti į tų savanorių būrį? Mūsų tinklapyje yra anketa www.anima.lt, savanoriavimo skiltyje rasite anketą. Ją užpildote, atsiunčiate nurodytu elektroniniu paštu, su jumis susisiekėme, atvykstate, pabendraujate, nusprendžiame, ką norite daryti, nes yra kelios savanoriavimo sritys. Darbas su gyvūnais, tai jų yra voljerų tvarkymas, šėrimas gyvūnų, maitinimas, bendravimas su gyvūnų, vaizdinės medžiagos kūrimas, straipsnių rašymas, fotografavimas, filmavimas, visa kūrybinė veikla. Dalyvavimas renginiuose, laikina gyvūnų globa namuose. Veiklos yra visokiausios, tai tiesiog pabendravime su tuo atėjusiu žmogumi ir nusprendžiame, ką jis norėtų pas mus daryti. Tai vėlgi, žmogus gali atvykti į gyvūnų globos namus, apsižiūrėti, išsirinkti jam sutikusį gyvūną. Yra visada veterinarijos specialistai vietoje, patyrę kvalifikuoti darbuotojai, kurie visada patars, papasakos apie gyvūno charakterį, apie jo sveikatos, būseną, amžių ir kitą, kažkokią specialią priežiūrą reikalingą. Žmogus tiesiog pabendravęs su darbuotoju, su pačiu gyvūnu, išsirenka jį. Kai išsirenka, gyvūnas yra apžiūrimas veterinarijos specialisto. Ar jis yra sveikas, ar jam dar reikia suduoti kažkokių vaistukų, papasakojame, kaip reikės prižiūrėti, užpildami specialūs dokumentai, kad žinotume, kur iškeliavo mūsų gyvūnas, ir išleidimas į naujus namus. Laikinos globos atveju vėlgi taip pat yra užsipildomi dokumentai tie patys, tik tai kaip laikina globa. Ir gyvūnas gyvena laikino globos namuose tol, kol suranda naujus namus, arba kol tas žmogus gali jį laikyti. Jeigu žmogus negali skirti papildomų lėšų gyvūno išlaikymui, tai tada mes duodame jam ir maistelio, ir kraiko, tarkim, katėms, vitaminų ar kitų kažkokių tai dalykų, kurių gali prireikti gyvūnui. Renginiai vyksta patys įvairiausi, nes mes kartu su gyvūnų globėjų asociacija stengiamės dalyvauti visur, kur tik galime, kur mus kviečia, kur mes patys galime įlįsti ir ką mes patys organizuojame. Tarkim, vieni iš tokių didesnių renginių, tai baikerių šou, Kauno dienos, šeimos šventė. Dalyvaujame ir visokiuose mažyčiuose renginukuose, kuriuos organizuojame patys, tarkim, Urmo bazėse, šeštadieniais, darome gyvūnų turgelius, kur stengiamės pritraukti žmonių dėmesį, dovanoti gyvūnus, pasakoti, kas mes, iš kur ir ko mes siekiame. Ir iš tikrųjų tai labai pasiteisina, nes jeigu ne renginio metu paimami gyvūnai,
Tai žmonės bent jau po jo rodo didesnį susidomėjimą, atvyksta dažniau pas mus, domisi, kaip jį paimti tą gyvūną, jei nepaimti, tai kaip padėti tiems beglobėms gyvūnams. Na ir džiaugiamės tuo didėjančiu visuomenės susidomėjimu. Pačiomis įvairiausiamis sąlygomis. Dalis jų tiesiog yra randami gatvėse. Klaidžiantys pasimetę, atveda patys žmonės, skambina, praneša, kad na štai gatvėje matau šuniuką bėgiojantį jau kelintą dieną, atvažiuokite, paimkite, padėkite. Yra dėja tokių skaudžių atvejų, kai atveda patys šeimininkai. Atiduoda dėl įvairiausių priežasčių. Dėl to, kad išvyksta į užsienį, negali laikyti. Dėl to, kad vaikas aleriškas. Dėl to, kad vyras nepritarė, žmona nepritarė, kad būtų laikomas gyvūnas. Dėl to, kad jis atsibodo, dėl to, kad per senas ir nori naujesnio, gražesnio, jaunesnio, ar ne? Netgi tokių absurdiškų situacijų, dėl to, kad katinas per daug šeriasi. Žodžiu, tų situacijų, kodėl gyvūnas patenka, yra pačių įvairiausių. Tai gaila žmonės, dažnai net nesistengia savais keliais kažkaip bandyti padovanoti, ar pažįstami, ar draugam, ar giminaičiam, gal gali dėti skelbimus dovanoti. Tiesiog dažniausiai paprasčiausias būdas atvesti į prieglaudą, dažnai su pykčiais, priekaištais kažkokiais mums, kad jo gyvūnas turi patekti į globos namus ir jam privaloma kuo greičiau surasti naujus namus. O tai ne visada yra lengva. Savo gyvūną, tai prašome, mokamas ne pats prieinamas, bet tiesiog tie pinigėliai skiriami veterinarijos paslaugoms, kurių reikės gyvūnui. Tai yra jos skiepinimas, nukirminavimas, kastracija, sterilizacija. Jeigu gyvūnas sergantis, tarkim, irgi reikia pinigėlių gydymų, gal reikia maistų išlaikymo, nes neaišku, kiek jis gyvens paskui ar dieną, ar 2 savaitę, gal metus. Tai prašome, kad minimali suma reikalinga pradžiai gyvūno išlaikymui. Taip iš tikrųjų, būtų džiugu, jeigu būtų galima taip elgtis, bet taip tikrai nėra. Iš gatvės gyvūnai, pasimetę gyvūnai taip priimami visi, bet iš žmonių, tarkime, jeigu tai yra jų gyvūnas, priimami tuo atveju, jeigu turim tos vietos. Nes gyvūnų globos namai yra skirti beglobiams gyvūnams, visų pirma, tiems, kurie neturi šeimininkų, kurie bastosi gatvėmis, išmesti jau ir kuriems reikalinga skubi pagalba. Taigi bandome visi kaip įtikinti žmonės ir paprotinti, kad pirmiausia reikia bandyti, jeigu tikrai nebegalime laikyti tų gyvūnų, bandyti dovanoti patiems, dėti skelbimus, kreiptis į draugus, pažįstamus ir taip toliau. Žodžiu, gyvūnų globos namai turi būti paskutinis ta stotelė, į kurią reiktų kreiptis, atveju norint atsisakyti gyvūno. Be abejo, tai visada geriau negu jį tiesiog išmesti į gatvę. Sveiki, aš Karolė, esu Naro gyvūnų globos namų savanorė. Pagrinde tai darome beveik viską su gyvūnais. Valome narvus, šunų voljerus, ten patalpas pačias valome, bendravome su gyvūnais, maudome, jeigu reikia, šukuojame, daugmaž tas. Savaitę visom darbo dienom, jeigu reikia. Ir šeštadieniais. O tvarkymas trunka maždaug 3 valandas, kol viską sutvarkau. Jeigu dar reikia ko nors padaryti, pasilieku, padedu kitiems. Tiesiog noriu padėti gyvūnams, myliu juos labai ir pagalvojau, kokie man būtų prieinamesni būdai jiems padėti. Prieglauda turbūt buvo pats geriausias.